Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Vilnietis Vladimiras jau kelis dešimtmečius yra nuolatinis sostinės Adomo Mickevičiaus bibliotekos lankytojas. Nors vyras kartais užeina ir į knygynus bei papildo savo gausią asmeninę biblioteką namuose, pastaruoju metu jis mieliau renkasi šią įstaigą. Visų pirma dėl to, kad pasijuto pinigų stygius. Bet to, kaip sako ponas Vladimiras, knygyne neretai būna labai sunku išsirinkti tikrai gerą leidinį, o paprastai už knygas tenka pakloti nemenką sumą. Knygynuose tai brangus knygas, čia pirmas. Labai įdomu pavadinimai knygos, bet nežinai, kiek ten tiesos parašyta. Čia dabar kiekvienas nuo savo, taip sakant, finansinės padėties rašo. Yra tokie autoriai kaip Donsova, tai ten iš vis rašo, nežinai, kiek. Adomo Mickevičiaus biblioteka, kaip ir kitos panašios šalies įstaigos, nuolat stebi savo skaitytojus, analizuoja visuomenės poreikius. Skaitymas, pasak bibliotekos darbuotojų, yra nuolatinis procesas. Šiuo metu pastebima, kad skaitymas bendraja prasme akivaizdžiai išaugo, o didžiąją skaitančiųjų dalį sudaro jauni žmonės. Pagrindinės skaitančiųjų grupės išlieka tos pačios, tai besimokantis žmonės, daugiausiai iki 29 metų amžiaus. Skaitymo intensyvumas ir kokybė priklauso nuo 3 dalykų – amžiaus, išsimokslinimo ir nuo žmogaus ekonominės gerovės. Natūralu, kad mažiau uždirbantis žmogus negali sau leisti dažnai lankytis knygynuose ir renkasi biblioteką. Jeigu kalbėsime apie paskutinių metų duomenis, tai mūsų bibliotekos skaitytojų skaičius auga. Skaitytojų, tai yra įregistruotų vartotojų, gyvų žmonių skaičius, kuris ateina pas mūsų biblioteką, jis auga ir auga pastoviai. Žinau, augimo intervalas, kaip aš jau ir sakiau, augimo intervalas yra 500, 600, kartais 1000 žmonių. Priklausomai nuo kitų aplinkybių, kurios yra, bet toks normalus jis yra toks. Lankytojų skaičius mažėja. Lankytojų skaičius mažėja mūsų manymų dėl kokių pagrindinių priežasčių. Tai dėl literatūros stokos, tai yra dėl išteklių, kaip mes sakom, dėl to, kad žmogus tiesiog neranda to, ko jam reikia čia ir dabar, ir jisai pradeda ieškoti jų kitur, kaip jau žinome, tai internetas yra. Kalbant apie naujausius leidinius, kuriuos pateikė leidyklos, sunkmečio bibliotekos su knygynais konkuruoti neišgali. Bibliotekų galimybės įsigyti naujausių leidinių sumažėjo labai smarkiai. Praėjusiais metais, lyginant su 2008-aisiais, finansavimas bibliotekoms buvo sumažintas daugiau nei 50%. Taigi šias įstaigas kol kas labiausiai gelbsti parama. Geriausiais laikais šalies bibliotekos galėdavo įsigyti 60–70% visos naujausios leidybinės produkcijos, o šiandien nedaugiau 10–20% to, kas patenka į knygynus. Skaitytojas be abejonės nori naujų knygų, tai kas yra dabar populiaru, kai išleidžiamas naujos knygos ir tai yra reklamuojama tiek televizijoje, tiek per radiją. Ir atėjimas tai vertim taip pat perskaitytas naujas knygas ir taip pat, kai yra visokios literatūrinės naujienos, Nobelio literatūros premijos laureatai, taip pat ieško būtent autoriaus knygų ir neranda be abejonės yra nusivylimas. Mūsų pareiga šioje vietoje yra kaip alternatyva rekomenduoti galbūt skaitomas populiarias knygas, kaip mes matome statistiškai ateina ir prašo tam tikrų autorių knygų ir skaitytojai mielai skaito, tai kas yra populiaru tiesiog. Tai tokia tendencija, tai kad visada suranda kiekvienas skaitytojas savo knygą. Ko daugiausiai pageidauja bibliotekų lankytojai? Pirmiausia, išaugo periodinių leidinių skaitymas. Žmonės nebeišgali nusipirkti ar užsiprenumeruoti laikraščių, brangių žurnalų. Pastebima, kad ypač išaugo domėjimasis religinė, filosofinė, psichologinė literatūra. Didėjant emigracijai iš Lietuvos žmonės teiraujasi literatūros padedančios mokytis užsienio kalbų. Išliko populiari ir grožinė literatūra, laisvalaikio skaitiniai. Adomo Mickevičiaus bibliotekoje šiais metais populiariausių knygų viršūnėje tvirtai įsitaisė Jurgos Ivanauskaitės romanai. Paklausus Džono Irvingo, Deno Brauno romanai, lietuvių autorių Antano Škėmos, Vinco Mykolaičio Putino kūriniai. Pastaruosius autorius tradiciškai daugiausia renkasi moksleiviai ir studentai, privalantis perskaityti programinę literatūrą. Taip pat jaunimas grįžta prie Remarko kūrybos. Šios literatūros klasiko kūrinių atgimusi populiarumą bibliotekos darbuotojai vadina tikru renesansu.